Sveiki gyvi lietuviško futbolo mylėtojai, šventinės epizodas, pasispardykime ir Karolina Jasaitytė iš pačios Amerikos sugrįžus. Gerą dieną. Sveiki, sveiki. Kaip Amerika? Kol kas tai man labai patinka. Labai jau įsivažiavau, kaip ir su komanda susipažinau, šiaip labai geri įspūdžiai, gera nuotaika. Galbūt nuo tos Amerikos ir pradėkim. Kaip apskritai kilo mintis, kad ne Lietuvoje aukštasis mokslas, o vykt pabandyti ten? Kažkaip jau planavau 2 ar 3 metai atgal važiuoti į tą Ameriką, nes vis tiek futbolo lygis ten žymiai aukštesnis, plus gauni mokslą, diplomą, tai turi visą laiką tą planą B. Tai susisiekė su manim agentūra USA Student Athlete, tai su Luku Jotkūnaičiu ir Meda Piečytė, tai susisiekiau, kalbėjau su jais labai daug, padėjo man tą Ameriką išvažiuoti, tai taip ir kažkaip atsiradau ir pasirinkau tą Ameriką. Bet šiaip buvo, kaip aš kiek esu kalbėjęs su tenisininkais ar su krepšininkais, tai jie pasiūlymų gauna begalės, kad čia atvyk į vieną universitetą, į kitą universitetą, mums reikia sportininkų, gausit sportininkų stipendijas. Kai esi futbolininkė iš Lietuvos, Lietuvos vicečempionė, ten rinktinių žaidėja, ar to užtenka? Vis tiek sunkoka išvažiuoti iš tos Lietuvos, nes niekas nežino, bet dadėjo labai rinktinę, kadangi visi mano tie kaip ir highlightų video reikia susidaryti, tai viskas buvo iš rinktinės, nes jie nežino to mūsų A lygos lygio. Tai ir kalbėjom su Luku. Tai kalbėjom su Luku, tai jau sakė geriau iš rinktinės susidėlioti iš nacionalinės, kur žaidžiau. Tai susidėliau tą highlightų video iš nacionalinės, kad jie maždaug sužinotų tą lygį. Dar plus dadėjo Europos čempionatas labai, kad žaidžiau Europos čempionate prieš tas stipriausias rinktinės, sakykim. Čia jaunių. Tai U19. Tai manau, tas ir padėjo, kad rinktinėse labai daug žaidžiau. Nuvykai ten. Vis tiek adaptacinis laikotarpis įprastai šiauriečiams būna pakankamai sudėtingas. Greit pritapai, kaip viskas vyko? Šiaip aš komandai dažniausiai Lietuvoje, sakykime, būnu tad labai kalbi, labai viską, atvažiavau ten, jų asmenybės tokios labai didelės, jos labai kalbės, viskas, tai aš pasijaučiau tokia kaip introvertė. Bet šiaip po to... Bet aš pertrauksiu, supratai, ką jos kalba, nes dažnai būna, net kad ir kaip čia angliškai atrodo, moki kalbėti, nuvykęs į tam tikrus regionus, kur dialektai visa kita yra pakankamai sudėtinga. Šiaip nebuvo labai sunku kalbėti angliškai, nes vis tiek, mokėjau tikrai gerai anglų kalbėti. Tai tikrai nebuvo, bet, sakau, 2-3 savaitės reikėjo, kad susbendraučiau su komanda. Vis tiek tas padėjo, kad mūsų pirmakursių yra 8, tai gyvenau su 4 gyvenom pirmus 2 mėnesius. Tai irgi labai padėjo, nes iškart toks kaip ir draugės ryšys. Ir pirma mano diena su jom buvo prie ežero. Tai irgi toks kaip team buildingas iškart buvo, iškart atvažiavau, iškart prie ežero kartu su komanda. Čia toks amerikoniškas, kur rodos? Tai aš, kadangi turėjau biškį tokių nesklandumų su skrydžiais, strigau Frankfurte skrisdama į Ameriką, tai pavėlavau į camping tripą, tai kaip ir nenakvojau tenais palapinėse ir iškart kitą dieną išvažiavau prie ežero su jom. Tai labai tikrai padėjo tas irgi team buildingas prasilaužti su komanda, tai labai, o ties futbolu, tai nežinau, sunkoka buvo. Prireikė labai daug laiko, kad priprašiau prie to amerikietiško. Tempi tą lygį, kaip pati įsivaizduoji? Aš manau jo, nes žaidžiau vis tiek. Aš nežaidžiau startę, nes tikrai konkurencija negali palyginti su Lietuva. Bet žaidžiau, būdavau tą vidurio gynėjo pakeitimo, jeigu reikia, tai iškart mane kviečia. Tai ir manau, kad sunkoka buvo pirmi 2 mėnesius tikrai sunku buvo priprast, po to jau kažkaip prasilaužiau. O kaip, sakykime, tas derinimas, aišku, ten amerikiečiai turi savo specifiką, kad žmogus jaunas galėtų ir sportuoti, ir mokytis vienu metu, nėra per sudėtinga? Šiaip ne, nes subalansuota viskas labai yra. Tai pirmi 2 mėnesiai buvo gan lengvesni, kadangi nebuvo mokslų. Mums tik nuo rugsėjo galo mokslai prasidėjo, tai mūsų sezonas jau buvo beveik baigęsis, tai jau pusėjo daugiau. Tai nebuvo sunku, nes kai jau sezonas prasidėjo, tai 6 ryto treniruotės,
po treniruočių recoveris ir po to eini paskaitas ir daugiau nieko nebėra. Bet būdavo sunkiau, jeigu kelionės ilgesnės būdavo, jeigu savaitę išvažiuoji. O būdavo ir tokių jau, ne? Būdavo jo, antradienį išvažiuoji, sekmadienį grįžti. O tai kaip jūs autobusu važiuojat? Skrendam. Daugiausiai skrendam, vieną kartą tik tais autobusu važiavam, kai Vašingtoną reikėjo važiuoti, bet daugiau tai ne, visur skraidom. Tai jau kažkiek pamatai, dar aš nepaklausiau, kur tu Amerikoje ten mokais? Aš University of Oregon, tai Oregone, Eugene mieste, ten 2 valandos nuo Portlando, tai gan gerai. Mažas miestelis, labiau ten universiteto toks kaip miestelis yra. O šiaip kažkiek per tą laiką jau spėjai pažinti Amerikos? Aš manau jo, nes labai daug keliaujam. Tai jau ir Kalifornijoje, New Mexico, Washington DC buvom. Toj pačiai Nebraskoje, Iovoje, labai daug šiaip valstijų aplankiau. Tai manau jo, kažkiek pamatai, kažkiek, nežinau, tiesiog apžiūri viską, tai visai faina pakeliauti. O jeigu šiaip reiktų dėti prioritetų lentelėje, vis tiek turbūt, negali būti, kad vienodai ten svarbu ir mokslas, ir futbolas, ir čia tas pasaulio pažinimas, nes, aš įsivaizduoju, čia irgi turėtų būti vienas iš tų vedančių dalykų, dėl ko gerai jaunam žmogui išvažiuoti mokytis toli nuo Lietuvos. Aš vis tiek manau, kad akademiniai tie dalykai ir futbolas yra labai susiję, kadangi mums treneris net, pavyzdžiui, liepia mokslų žiūrėti, nes jeigu tu pavyzdžiui, nenaini į paskaitą, jie sužino, kad tu nenaini į paskaitą, tau treniruotis neleidžia. Tai labai yra viskas taip susiję, nes jie nori, kad ir mokslas būtų gerai, ir kad futbolas būtų gerai. Tai labai viskas yra susiję, mes dar visi atletai, sportininkai turi korepetitoriaus valandas, tai 8 privalandos yra valandos, kur tu eini dar papildomai mokaisi. Nes jiems yra antiek svarbu dar tie akademiniai dalykai, kad be akademinių dalykų tu negali žaisti futbolą. Bet čia tobulą, man atrodo, yra, nes net ir norėdamas to nepadarysi. Jeigu užsiminė apie trenerį, kuo skiriasi tai, ką tu gaudavai Lietuvoje? Aišku, tavo istorija dar yra kitokia, nes tu labai daug metų pas savo tėtį žaidėjai, tai vėl, tu negali būti, kad tėtis vienodai reikalaus taip, kaip iš kitų žaidėjų dažniausiai arba dar daugiau reikalauja, arba galbūt kažkur mažiau. Ar gali palyginti, sakykime, ne kai tėtis treniruodavo čia Lietuvoje su treneriu ten, ką turi Jungtinėse valstijose? Mūsų treneris visų pirma buvo europietis, tai jis iš Anglijos buvo. O buvo, tai nebėra jo, ar? Nebėra. Po sezono atleido visus 3 trenerius, tai dabar pasikeitė treneriai. Tai apie tai, kas buvo? Tai šiaip buvo, kažkiek labiau amerikietiškas tas yra futbolas, kad tu turi fiziškesnis jisai yra. Jis labai reikalavo iš mūsų dvikovus laimėti 50-50 kamuoliai, kuo greičiau kamuolį su tarp gynėjų, eiti kontaktą, viską turėjai greitai daryti. Aišku, tas nesiskiria nuo Lietuvos, kažkiek gal mes nesam labai fiziškesnės čia Lietuvoje, bet jeigu palygint su tėčiu, tai sakyčiau, panašus gal ir treniravimo lygis, bet kažkiek ir skiriasi, nes vis tiek pristaikoma yra labiau prie to amerikietiško futbolo negu europietiško. Tai nežinau, man kažkaip nebuvo labai sunku persilaužti prie kito trenerio, nes dabar jau paskutiniai metai buvo, tai nestreneravau su tėčiu, tai prie kitų trenerių irgi reikėjo priprasti. Bet aš toks žmogus esu, kur man nėra sunku priprasti prie trenerių, aš noriu mokytis ir aš noriu iš kiekvieno trenerio pasimti, ką galiu geriausiai. O jau pasiėmėjai kažką, kaip įsivaizduoju, per tą trumpą laiką sugebėjai kažkur pakelti savo kartelę? Aš manau, jo, vis tiek fiziškesnė tapau, kadangi labai daug laiko praleisdavom džime, labai daug svorius kilnuoti, ten viską reikia šiaip... Nemergaitiška. Nemergaitiška, bet tikrai, manau, sustiprėjau ir šiaip labai gal net greičiau pradėjau aikštėje mąstyti, dėl to, kad viską ten reikėjo greičiau, ten viskas greičiau vyksta, jeigu tik silpnesnį pasą atiduodi, viskas treneris stabdo, sako, ne, iš naujo darom. Čia treniruotės metu, ne? Jeigu ten darom kokius ten taktinius pratimus, ten reikia sukti kamuolį visai komandai, gynėja tik tai silpnesnį kamuolį, tada iškart stabdo, viską iš naujo darom. Tai gan tas, manau, ir padėjo, greičiau priimti tuos sprendimus, greičiau tą kamuolį valdyti, greičiau pasą atiduoti.
Tai manau, tas greitesnis, kad viskas greičiau turi būti, va tas va, man dabar jau kaip ir įdėkta į galvą. Ir šiaip fiziškumas, eiti kontaktą, nebijot kontaktą, 50-50 kamuoliai, visi turi būti laimėti. Tai manau jo, tas va. Bet tu kažkiek atsimenu, tu niekada nebuvai tokia už tų baigščiųjų, kovoj dėl aukštų kamuolių. Nu jo, nes man ūgis daug leisdavo. Bet nu jo, aš manau, kad va dar Amerikoje turiu pranašumą, kadangi galvą daug žaidžiu, o jos, nu pas jas tenais yra jau nuo jauno amžiaus negalima galvą žaisti. Tai tik jos nuo tam tikro amžiaus pradeda žaisti. Tai iš karto atvažiavus man treneris pasakė, kad nu, pas mane geriausia technika yra žaisti su galva. Tai ir čia antrą treniruotę buvo, tai net su galva įmušiau po kampinio, tai irgi treneriai ten wow galvoja. Nes daug po kampinių neįmuždavo mes, su galva ypatingai. Standartinė situacija silpnas, ne? Kiek laiko vyksta treniruotės? Šiaip skiriasi nuo tam tikros dienos, jeigu tam prieš varžybinę ar taip, bet, pavyzdžiui, antradieniais mums būdavo sunkiausia diena, tai 6 ryto turėjau stadione būti. Wow. Tada... O kiek nuo bendrabučio? Mums apie 10 minučių važiuoju, tai visą laiką su mašina važiuojam, tai 6 ryto turi būti jau stadione. Bet kažkas jūs... Mes pačios važiuojam, visos beveik mano draugės mašinas turi. Tai visos susidėliojam, kas su ko važiuoja ir tiesiog važiuojam. Tai mano kambariokė mašina irgi turi, tai aš su ja visą laiką važiuoju. Bet, nu jo, tai 6 ryto turim būti stadione, 6, nu, pavalgai tenai stadione kažką užkandyt, tada 6:05 prasideda šuoliai, tai šuolio testas, ten kur be rankų tiesiog šoki, tada 7 ryto prasideda video peržiūra, tai ten treniruočių kokių ar varžybų, 7:30 treniruotė, 9 baigi, 9:30 eina į džymą, 10:30 baigi. Ir tada recoveris, tai šaltos karštos vonios, koinės, nu ten profesionalus lygis. Kai pirmus kartus patekai į tokią aplinką, neleido tai pasijust, kad, nu, bent jau pagaliau supratau, kaip iš tikrųjų tie sportininkai turi gyventi. Nu jo, tai supratau, aišku, kadangi ten mes kokias sąlygas turim, aš manau, pusė profesionalių komandų, ypatingai Lietuvoje, tokių sąlygų tikrai neturi. Čia aš manau, net ir apie vyrus kalbant. Apie vyrus kalbant, tikrai manau, Lietuvoje neturim tokių sąlygų, kokias aš ten turiu, kadangi ten mūsų tie visi recoverio pastatai viskas, nu ten yra kažkas kosmosas. O aikštės vien tik natūrali danga? Pas mūsų stadionas yra dirbtinė, tada dar, nu mes su amerikietišku futbolu dalinamės viduje irgi futbolo tokius kaip ir stadionų. Tai nėra jis labai daug pripaišytas. Aš atsimenu nuo to laiko, kai Edgaras Jankauskas žaidė Jungtinėse valstijose ir kažkurias net oficialias rungtynes žaidė ir jis dar įmušė labai gražų įvartį, dabar nepasakysiu kam, bet ten tiek tų linijų, tiek visko, kad, nu, atrodo, kaip čia gaudytis, kur ta baudos aikštelė, kur dar kažkas. Nu jo, man buvo čia vienas draugiškas rungtynės žaidėm, antras su Idaho. Tai ir žaidėm tam amerikietiško futbolo stadione, bet čia vienintelis kartas, kada ir žaidėm. Tai buvo sunku gan susigaudyti, kur ten kas, kuri linija. Aš net klausiau draugių, sakau, palaukit, kuri čia linija, kuri... Nu, tai jo, būna sunku, bet mūsų stadionas tai yra futbolo ir lakroso. Tai mes daliname su lakrosu viską, tai mūsų tai vienintelė aikštė tokia. Turim prie pat futbolo, amerikietiško futbolo didžiausią stadioną, ten 100,000 talpina. Ir tada turim beisbolą dar šalia. Ir mes visi šitie sportai dalinamės tuo kaip ir recoverio centru, tai tenais visi, tu ateini ir ten su sportininkais visais tik tais, ten tik sportininkams viskas yra padaryta. O koks jų pačių požiūris į dirbtinės aikštes, nes čia mes Lietuvoje dažnai, nu, taip žiūrim gan pašaipiai, kad va, čia ta dirbtinė, nu, jau netikras futbolas. Nepaisant to, kad, nu, lietuviškom sąlygom, nu, dėja neįmanoma turėti tiek aikščių, kurios būtų natūralios. Nu, pas mus irgi, pas mus klimatas toks pats kaip Lietuvoje, pas mus labai daug lyja. Tai kažkaip irgi tos natūralios žolės nelabai galim turėti, bet, nu, nežinau, kažkaip mūsų amerikietiško futbolo stadionas irgi dirbtinė žolė, tai neturim ten labai ten tokio, kad mes tik ant natūralios turim žaisti, bet labai daug žaidėm rungtynių ant natūralios žolės irgi. Tai nežinau, kažkaip nėra labai daug skirtumą mums.
pakalbam apie kitus tokius futbolinius dalykus, sakykime, teisėjavimas, žiūrovai, kiek į moterų studentų rungtynes ateidavo žiūrovo? Pas mus šį sezoną nuo 1000 iki 1500. Tai nėra tas toks stebuklas, ar ne, kaip tu matai ten, nežinau, ar dokumentikoje, ar dar kažkur. Tai jo, bet pas mūsų stadionas gan toli nuo universiteto. Čia tas daug lemia, ar ne? Tas daug lemia, kad ir šiaip praeitą sezonas labai sunkus buvo mūsų komandai, ne vienų rungtynės nebuvo laimėjusios. Čia dėl to treneriai atleisti, ar ne? Nu jo, dėl rezultato pačio, tai irgi, manau, studentai irgi žinojo, kad mes nelaimėjom, tai irgi tas dasidėjo prie to, kad nebuvo labai jų daug, bet aš manau, su kiekvienu sezonu, kai dabar rodom rezultatą, tai manau daugiau ateis. Bet šiaip, sakykime, teisėjavimas koks, tai labai daug naujų taisyklių man buvo, kad gali keisti ir atkeisti žmonės. Pavyzdžiui, keitimų nėra tokių, kad tu gali išeiti 10 minučių pažaisti, tave pakeičia ir tu vėl po to gali. Kaip mėgėjiškam lygiai, ar ne? Nu jo, bet jie nori tą padaryti, kad niekada nesikeistų tie greičiai. Nori, kad visą laiką šviežias žaidėjas vos nežaistų. Tai va tas nauja man labai buvo. Laidos pasispardykime rėmėjai, Belmontas, Sibet, Vad Electrical. Nu, viena vertus mėgėjiška, kita vertus, jeigu kalbam apie traumingumą, tai turbūt tas labai stipriai padeda išvengti traumų. Nu jo, daug traumų neturėjom, ačiū Dievui šį sezoną, tai labai gerai, dar kas naujo varas buvo, tai mes turim varą, bet, nu nežinau, man nepatinka labai. Ne. Tai... Ne. Per daug sprendimų tokių, kur... Jo, daug labai turėjom, irgi vienas rungtynės žaidėm su UCLA, 1-0 laiminėjom ir pastatė tokį mum pendelį, kad ten nebuvo pendelio, kai žiūri iš naujo, ten tiesiog nukrito žaidėja, tai irgi galėjom laimėtos rungtynės ir gal visiškai kitaip būtų sezonas susiklostęs. Tai... O ką, varas paliko tą patį sprendimą? Jo. O tai varas tai... vardan varo, ar ne? Na jo, tai ten. Kai įsibėgėjai, kai jau pragyvenai va tos kelis mėnesius, kiek buvo tų tokių į galvą ateidavo nostalgiškų dalykų, kad va, kaip būtų faina dabar Lietuvoje, kai būtų faina, nežinau, ten tiek apie mokslus, tiek apie futbolą, tiek apie gyvenimą pagaliau. Nu, aš manau, kad gal pirmą mėnesį tiesiog sunkiau buvo. Po to jau, kai pripratau prie visos komandos, prie draugių, susiradau draugių daugiau. Šiaip tiesiog susibendravom dar geriau su visa komanda, tai net nebuvo tokio, kad noriu grįžti į Lietuvą. Jau taip kažkaip galvoju, kad gerai man ir čia, kad jau tokia kaip ir antri namai tenais. Tai gal tiesiog šeimos pasiilgau daugiau, ten pažiūrėdavau ir tas pačias moterų lygos rungtynės kartais, jeigu turėdavau, nes tas 10 valandų skirtumas gan sunku buvo. Bet šiaip jo. 10 tarp. Tai nežinau, kažkaip nebuvo to labai tokio nostalgiško, nes, sakykime, 5 mėnesiai nuo tada, kada išvažiavau. Tai gerai, nėra čia labai daug. O čia yra požiūrio klausimas, absoliučiai. Kitam 10 metų yra nedaug. Kada jau pradėjai planuotis į Lietuvą, nebuvo to tokio, kad kaip čia dabar reiks viską suspėti, nes čia reiks ir tą padaryti, o po to dar čia susitikti, čia šventės, čia dar apsipirkti ir panašiai. Šiaip gan sunku dėl to, kad man dar treniruotės yra. Turiu labai planuotis laiką, kadangi mums yra kaip toks žiemos paketas sudarytas, kur tu turi kiekvieną dieną treniruotis. Fizinio atletinio rengimo treneriai sudarė, jo, ne? Tai džimas, bėgimai, nes kai grįšim dabar testus bėgsim, nes turim būti pasiruošusios, turim išlaikyti tuos testus, tai gan dėl to buvo dabar sunku gan tą laiką susiplanuoti. Bet šiaip jo, draugai visi kaip parašo, tai irgi, tai gerai, einam susitikti, pakalbėti, su šeima susitikti dar irgi reikia, su giminėm visom pakalbėti. O miegas tai ima? Nu jo, tai šiaip nežinau, tiesiog. Kiek prireikia laiko, kada grįžai, kad, jau atsikelite, nežinau, 9-10 ryte ir galvoju, visai normaliai išmėgau, nors tuo metu Oregone, jeigu čia 8, tai ten 10 vakaro. Tai jo, tai ten, gan sunku 4 dienas užtruko man, bet ir tai dabar einu miegoti ten 10 valandą vakaro ir keliuos ten 7-8, nes treniruotę reikia daryti, nes kitaip laiko neturi tiesiog. Tai nežinau, 4 dienos jo pritruko.
O dar kalbant apie tą programą, ten kažkaip treneriai seka, ką padarėjai, ko nepadarėjai, ar čia yra jau kiekvieno individualiai, vėlgi, požiūrio klausimas, ar aš čia galiu kažką numuilinti, ar turiu labai sąžiningai daryti? Ne, čia yra kiekvieno kaip ir noras, nes pas mus nėra taip, kad aš nebėgsiu, nes aš nenoriu. Visos nori pasiruošti sezonui, nes tas pavasario sezonas ir bus pats sunkiausias, kadangi bus pasiruošimas, žymas. Ten sakė, kad labai blogai bus, kad labai daug bėgsim, tai kažkiek ir mes pirmą kursės nieko nežinom, tai gan ir prisibijom to, bet dėl to ir ruošiamės dabar, bėgiot reikia, dirbti, žymę. Tai... Nes kaip sako, stebuklų nebūna, nepasiruošę dabar, po to jokių šansų nebus pasivyti. Rodai tėčiui tą programėlę, ką jis nerodė prie smilkinę? Kažkiek kitaip yra negu Lietuvoje, nes anksčiau visi galvodavo, kad ten, pavyzdžiui, kroso bėgimas nėra ten labai reikalingas, o mums, pavyzdžiui, po džimo 50 minučių krosas. Ten po to kitą dieną bėgimai, tai ten 2 minutės bėgi, 4 minutės ilsies. Tai va tokie va, kad kuo labiau priveš širdį ir paruoš širdį tiem testam, nes nežinau, ar dabar jojo, ar ten beep testą bėgsim, tai nes trenerė pasikeitė, tai dabar kažkaip ir testai keisis. Bet visa programa yra padaryta pagal mūsų testų rezultatus po sezono, kokius pasidarėm. Tai ten ir džimo testą buvo, ten kiek štangą tą pačią stumį, šuolio testai, greičio testai, tik va jojo nebėgom ir viskas. Ok, Amerikos etapas, kada dabar grįžti ten? Sausio 5. Sausio 5. Ja. Šiandien mes filmuojam gruodžio 23 dieną. Tai dar porą savaičių yra. O antra sezono pusė kada startuoja? Mes šiaip tik tais pavasarį žaisim tik 6 rungtynės ir viskas, nes mums pavasario sezonas tiesiog, kad išsibandyti žaidėjas visas ir taip toliau, kad nauja trenerė, o pats sezonas tai tik rugpjūtį prasidės. Tai dabar realiai pusę metų pasiruošimo tam, kas bus vasarą. Tai vasarą tavęs irgi čia nebus? Grįšiu 2 savaitėm kažkur irgi, nes paleidžia mokslai, baigėsi man tik birželio 14, tada ir po Liepos 4 jau to šventės turiu grįžti atgal į Ameriką treniruotis. O kaip rinktinės reikalai? Tai dabar buvau grįžus į rinktinę. Tai su treneriu irgi kalbėjau, kad išleistų mane į rinktinę, tai jeigu kvies, tai tikrai grįšiu, noriu grįžti, tai man garbė tiesiog atstovauti rinktinį yra. Nepaisant to, kad kelionė ne pati lengviausia. Taip. Na gerai, Amerikos etapas dar jis prasitęs, bet iki to Amerikos etapo reikėjo ateiti. Dabar pereisim prie tavęs dar vaiko, kiek tu atsimeni savo tėtį žaidžiantį? Nelabai daug, gal labiau atsimenu iš to Norvegijos periodo, kai Norvegijoje tėtis žaisdavo. Tai jau į pabaigą, ne? Jo, kai jau nebedaug žaisdavo, bet kiek mama tėtis pasakojo, tai visą laiką stadionuose praleisdavau, kai jis Marijampolėje žaidė, kai Žalgiris žaidė, kai Taurė žaidė. Gal ir Rusijoje neatsimenu, kai žaidė, nes traumuotas buvo, bet, sakau, atsimenu labiau, kai Norvegijoje paskutinės etapas buvo. Ar tuomet tu jau žinojai, kad tu irgi nori sekti tom pėdom, nes vis tiek, aš suprantu, kada yra bachuriukai ir mato tėčių žaidžiančius, tai yra vienaip, kada yra mergaitės, toli gražu ne kiekviena pasuka tuo pačiu keliu. Tai aš rinkaus tarp rankinio ir futbolo. O mama rankininkė? Mama rankininkė, tai... Bet kažkaip, atsimenu, žiūrėjau mamos rungtynės ir nosį kažkam sulaužė, tai pasakiau, kad nenoriu žaisti rankinio. Nes futbolė nosis nelūžta. Bet Norvegijai pradėjau žaisti futbolą, nes kažkaip ir klasiokai pradėjo žaisti ir kažkaip ir aš norėjau. Skandinavijoje vėl kitoks požiūris į tą mergaičių futbolą. Bet aš vienintelė mergaitė komandai buvau. Tai ir atžaidžiau tos visus 4 metus. Tai grįžau į Lietuvą, iškart į Žalgirį, čionais ir po metų į rinktinę iškvietė pirmą kartą irgi toks kaip ir... Motyvacinė buvo taip, kad jau noriu siekti kažko, tada perėjau Žalgirį su vyresniem žaisti, su pirma lyga, su A lyga treniruotis, tai irgi kažkoks toks irgi motyvacinis dalykas, kad galiu kažką gal pasiekti su to futbolu. Bet vėl yra tas momentas, kad
kada leidžia berniukus į futbolą, dažnai tėvai savo susikūrė iliuzijų, dažniausiai susikūrė, arba net visą laiką susikūrė iliuzijų, kad jie žais Londono Arsenale, jau Kievo Dinamo, tai čia jau blogesnis variantas, aš dar kalbu tuo laiku iki karo Milane ir panašiose klubuose. Aš turiu omeny, kad tėvai savo susikūrė iliuziją, kad jų vaikai uždirbs pinigus. Kada eina mergaitė į futbolą, iškart tos iliuzijos gali neturėti, nes net tik ir pačiuose didžiausiuose klubuose tų pinigų nei iš tolo nėra tiek, kiek yra vyrų futbole. Tai kas motivavo dar be rinktinės? Aš manau tiesiog pati aš, tėtis, mama, nes jie labai daug iš manęs reikalavo, tikrai spaudė daug, nes matė, kad galiu. Aikštėje, nes matė, kad galiu. Ir tas, manau, irgi, kad aš noriu pati, aš norėjau pati, aš iš savęs radau tos kaip ir savo vidinės motivacijos, kad aš noriu žaisti, noriu įrodyti, kad ir moteris gali žaisti futbolą. Tai kažkaip taip irgi, manau, ir tie pasiekimai ir individualus klubiniam žaidimam, tai su Žalgiriu tuo pačiu, tai manau labai daug kas ir dadėjo prie tos vidinės motivacijos. O nebuvo per lengva viskas pasiekti, nes aš dabar, kiek tau, 13-14 buvo turbūt, kai A lygoje debiutavai. Jo, panašiai. Ta prasme, kai tau ten 13 metų, tu jau žaidi A lygoje, dažnai pasirodo viskas per lengvai pasiekiama. Aš manau, nes labai daug kas galvoja, kad aš per tėtį žaidžiu. Tai man būdavo tas papildomas spaudimas, kad man reikia rodyti, kad aš ne per tėtį žaidžiu. Nes Domantas Sabonis irgi į NBA pateko tik per tėtį, ne dėl to, kad pats moka žaisti. Tai visą laiką reikėdavo įrodyti, kad aš galvo aukštesnė už kitas, kad aš galiu žaisti, kad aš ne per tėtį žaidžiu, kad kiekviena mano klaida yra kaip ir padidinamu stiklu. Nes visą laiką ten, aš būdavau kalta dėl visko, bet, nežinau, kažkaip nemanau, kad buvo per lengva, nes labai daug darbo įdėjau į treniruotės. Ir šiaip, su to pačiu Žalgiriu, nes tas vardas Žalgiris buvo tas irgi dar papildomas spaudimas, kad tu nežaidi ten kokiam, nežinau, Gargžduose ar ten Kaune. Kaune irgi didelis vardas, bet vis tiek čia yra MFA Žalgiris, čia buvo tokia kaip ir labai didelė komanda. Komanda, kuri norėjo ir vis dar nori nuversti Gintrą. Taip, tai mes irgi atsimenu, kai pirmą kartą antrą vietą tą iškovojom, kai antri metai antrą vietą iškovojom. Tai irgi toks kaip ir su to FK Vilniu būdavo, kai tos labai derbis tas tikrai didelis buvo. Tai irgi atsimenu, kiek emocijų atneždavo tos rungtynės, tai patys geriausi. Tikri derbiai buvo, ar ne? Tikri derbiai buvo. Dabar, kai žaidžiau paskutinius 2 sezonus, tai nebebūdavo jau taip, kaip anksčiau tie derbiai, tai ten, kur ir pykdavais, kur ir su raudonom kortelėm išeidavo žaidėjos. Tai... O kas tai lemdavo? Aš suprantu vėl, aš grįžtu prie to vyriško, net nors realiai Lietuvoje vyrų tokių derbių aš net nežinau, koks tuo metu buvo tarp MFA Žalgirio ir FK Vilniaus. Vyrų net nėra tokio pavyzdžio šiai dienai. Tai aš nežinau, gal tos vyresnės žaidėjos kažkiek ir atnešė tą tokį kaip ir, nežinau, tas emocijas iš tų senesnių laikų, kai aš dar nežaisdavau, tai jie atnešdavo ten, kad ten reikia laimėti, čia ten kapitonė turėjom Laurą Ruzgutę irgi, kuri irgi labai mus motivavo daug laimėti reikia. Gera kapitonė buvo. Tikrai manau, kaip jaunai žaidėjai, tai labai palaikė mus, tai tikrai geriausia atsiliepimai apie ją. Bet, labai, aš manau, tos vyresnės žaidėjos ir atneždavo tas emocijas, aš kai dar būdavau ta viena jauniausia, tiesiog kur, vienintelė buvau kaip ir starto, kuri jauna žaidėja, tai labai iš jų norėdavau kaip ir pasimti pavyzdį, kad reikia eiti kovot už tą vardą Žalgirio. Ar liko kažkokių dalykų iš to karjeros etapo, kur trūko? Ar vien tik, sakykime, tai, kad čempionėm netapot, ar buvo daugiau dalykų, kur galvoji, kad galėjai pasimti? Aš nežinau, net gal tas norėjimas būti tap čempionėm, tai kad netapom čempionėm, neturiu to čempionų, neturiu to auksinio medalio iš tos lygos, bet aš pasiėmiau, ką galėjau. Turėjom kiek pirmą lygą, kiek laimėjom kartu, elitinę, kiek laimėjom kartu be pralaimėjimų, tai irgi labai daug gerų atsiminimų, nes mūsų ta elitinės komanda 25-26 metų mes, manau, geriausia karta buvom Žalgirio. Tai
galėjom gal su tą elitinę net ir kokius bandyti tarptautinius turnyrus išvažiuoti, nes aš manau, kad su mūsų ta komanda būtumėm tikrai labai daug pasiekę, nes ta elitinė būdavo mums net per lengva. Ta pirma lyga, kiek mes pirmos lygos kartu laimėjom. Su ta pačia realiai komanda. Su ta pačia realiai komanda, kur dar dasidėjo biški vyresnių žaidėjų, bet mes 2 sezonus iš eilės nepralaimėjom rungtynių. Tai kažkas nerealus ta komanda. Baigęs MFA Žalgirio etapas, visų pirma, tavo tėčiui, jis iškeliauja į Uteną ir ar nebuvo klaida važiuoti kartu? Aš manau ne, nes išmokau. Aš tik dar pasakysiu, kad Utena vis tiek jau buvo ne MFA Žalgiris, ten pergalės keitė pralaimėjimai dažnai dideliais skirtumais. Aš manau ne, nes labai daug išmokau tiek psichologiškai, tiek, pavyzdžiui, fiziškai gynyboje. Labai daug atnešė, labai daug išmokau prieš tas pačias komandas gintis. Aš manau, tai man buvo toks kaip ir pasimokymo etapas. Tai manau, ne, aš ten buvau vyriausia toj komandai, bet tas pačias jaunas žaidėjas parodyti jom pavyzdį, kad reikia eiti žaisti, gal tas futbolas nėra čia labai baisus dalykas. Manau, nebuvo klaida, gal kažkiek kartais ir gailėdavaus, kai tie sunkus pralaimėjimai būdavo, nes aš nemėgstu pralaimėti, niekas nemėgsta pralaimėti. Tai... Nes dažniausiai tai, kad sako, svarbiausia dalyvauti, sako tie, kurie ir nelaimė. Tai jo, bet po to irgi kiek ir pati komanda patobulėjo, kai sezonas ėjo, tai paskutinės ten jau rungtynės ir laimėjom ir lygiom su Gargždais, tais pačiais sužaisdavom, kur ir pasikovodavom su to pačiu FK Vilnium, su Žalgiriu įmušdavom, Gintrą įmušdavom tos įvarčius. Tai irgi, manau, ta motivacija ir buvo irgi kažkiek augt kaip komandai. Bet, tiesiog pasimokymo, kaip ir etapas buvo. Dabar tada apie rinktinės. Turėjot galimybę, nuo ko mes iš esmės pradėjom, kad VU19 kaip šeimininkės turėjo teisę žaisti Europos čempionate. Ar daug, aišku, irgi skeptiškai, kas žiūrėjo į tokį dalyvavimą dėl pralaimėjimų dideliais skirtumais, kaip pačios merginos žiūri tai, kad turi progą žaisti su pačiom geriausiam ir dažniausiai negali nieko padarytom stipriausiam komandom. Aš manau, kad kiekvienai žaidėjai tai irgi buvo kaip ir vidinė motivacija, apie ką aš ir kalbu, kad tu žinojai, kad visi skautai žiūri šitą turnyrą. Jeigu gerai pasirodai, gali geriausią klubą išvažiuoti. Tai aš manau, visom žaidėjom buvo tokia kaip ir galimybė pasirodyti. Nes pasirodyti kaip komandai, galbūt tokia kaip komanda jau sudėtinga buvo pasirodyti. Bet vis tiek, manau, kiekvienai žaidėjai kažkaip išsireikš, parodyti, ką mokam. Dėl to, kad, tie pralaimėjimai tikrai buvo sunkus, bet mes daug ir nelaimėdavom su U19. Tai mes kažkaip tiesiog norėjom gal ir parodyti, kad galim ir pakovoti su ta stipresnė rinktinė. Aišku, galim ir nelaimėti, bet tiesiog pasirodyti kaip žaidėjom, kaip individualiom žaidėjom. Tai aš manau, iš to ir tapom, kad tiesiog norim parodyti. Tai kaip jūs jautėtės po atskirų rungtynių ir tada, kai jau sužaidė tas 3 rungtynes, baigėsi Europos čempionatas, tai toks labiau palengvėjimas ar mintis apie tai, kad ne viską padarėm? Aš manau, kad... Dar pradžioj apie atskiras rungtynes, tarkim, aš nepamenu, su ko jūs pirmas rungtynės žaidėte. Su Anglija. Su Anglija, bet ten gali sakyti, varžovas, bet ten visi varžovai buvo tokie patys. Tai pralaimėjot kiek, apie 0-10. Kokios mintis rūbiniai po to, kai tu gauni 10 įvarčių? Buvo sunku tikrai, psichologiškai, bet kažkaip ir visos kaip ir su komanda išėjau pakalbėti, nes kaip kapitonė turiu tokią galimybę, tai mes buvom komanda. Tas buvo ir gerai, kad mes su U19, 15 kartų, beveik tos pačios žaidėjos, mes buvom komanda, mes buvom šeima. Tai mes nebūdavo taip, kad kaltindavom vieną kitą, mes tiesiog išeidavom ir po to pakalbėdavom apie tas pačias rungtynės, kažkaip nusiramindavom, bet tiesiog buvom komanda. Tai aš nežinau, mes nepalūžom po tų rungtynių,
nes tai ir galima žiūrėti, kad su ta pačia po to Prancūzija šiam žais mažiau gavom, su Serbijam irgi mažiau gavom, jau su Serbijam ten įvartį įmušiam. Tai irgi kažkaip kitokia. Ir dar ilgą laiką 10 žaisdamas. Ir dar ilgą laiką 10 žaisdam. Tai matęs, kad augom per tą turnyrą, bet galbūt galėjo mums padėti tas, jeigu anksčiau būtumėm pasiruošimo periode, sužaidę irgi su stipriom rinktinėm. Jeigu su ta pačia, sakykime, Lenkija sužais, ne čia šalia, irgi stipri rinktinė, tai jeigu gaut prieš tą pačią Lenkiją ir tada eit žais su tom kitom stipresnėm rinktinėm, pasižiūrėti, kur ten klaidas padarėm, išsianalizuoti žaidimą ir po to eit žaisti į tą Europos čempionatą. Tai aš manau, kad trūko mums tų draugiškų rungtynių. Tai va toks hipotetinis. Jeigu dabar per metus laiko ta komanda sužaistų 20-30 rungtynių vien su tom topiniam komandom, kur būtų aišku daug labai didelių pralaimėjimų dideliais skirtumais, kaip ta komanda atrodytų po metų? Aš manau, kad žymiai geriau, nes mes nežaisdavom su tom rinktinėm. Mes pasiruošime Europos čempionatą, tai žaidėm su Velsu, Moldova ir Makedonija. Tai gavom nuo 2 nuo Velso ir Makedonijos, bet laimėjom prieš Moldovą. Tai tas rungtynės žaidėm 3 mėnesiai prieš Europos čempionatą, tada žaidėm su Ryga, man atrodo, su komanda, irgi laimėjom lengvai. Bet kažkaip trūko tų sunkių rungtynių, kur gauni ir po to kažkaip įsianalizuoji visas tas klaidas, pasižiūri ir nežinau, ir eini toliau. Bet sakau, manau, jeigu žaistumėm labai daug rungtynių su stipriais varžovais, mes visiškai kitai būtumėm. Tai baigęs 3 rungtynės su Serbijom, palengvėjimas labiau, ar vis tik mintis, kad kažkas buvo nepadaryta per čempionatą? Aš manau, gal ir dviejopiškai, nes gal ir palengvėjimas kai kuriuom, bet kai kuriuom žaidėjom, kurios nori siekti su tom futbolu kažką ir labai daug minčių apie tai, kad tikrai galėjom kitaip pasirodyti. Jeigu būtumėm pasiruošime nuo metus, kaip tas pats U17 čempionatas buvo, kiek jos ruošėsi, tai jeigu mes irgi tai būtumėm ruošusios, tai aš manau, kad kitoks vaizdas būtų aikštėje. Bet čia galbūt sudėtingiau jau, jeigu suaugusios merginos, galbūt pats procesas sudėtingesnis nei su U17 komanda. Aš šitą garsiai svarstau, nežinau. Nežinau, kažkaip atvažiuodavom į tas rinktinės, daug tų rinktinių buvo, tai nežinau, tiesiog manau, kiekviena žaidėja norėjo pasirodyti, laukė to čempionato, tai negaliu pasakyti. O kaip nacionaliniai rinktiniai, kai jau irgi labai jauna gavai pirmą iškvietimą, labai jauna debiutavai, kaip tas žaidimas su geriausiam Lietuvos merginom? Tai atsimenu, man 16 buvo, kai pirmą iškvietimą gavau. Tai pirmas iškvietimas ir pirmas kartas debiutas nacionaliniai starte. Tai gan baisu buvo, atsimenu, per himną širpuliukai bėgiojo per visą kūną, bet nežinau. Nors himnas tai tas pats, kuris juk ir prieš jaunimo rinktinės. Bet kažkaip gal ir nebuvo tiek daug baimės, nes buvau dar vaikas, kuris eina ir žaidžia, tiesiog negalvoja apie nieką, padarai klaidą gerai, padarai klaidą, eini toliau žaist. Dabar kažkaip viskas kitaip. O su kuo rungtynės buvo? Su Moldova. Atsimenu, 1-1 dar sužaidėm ir pendelį padariau. Tai jo, bet kažkaip irgi, nežinau, nebuvo tos labai daug baimės. Pradžioj gal pirmas 5 minutės taip sunkiau buvo, bet po to jau įsižaidė ir tiesiog žaidė, negalvoja apie nieką. Man gal tas ir mano vaikiškumo to pritrūksta dabar žaidime, kad negalvoti apie nieką, tiesiog žaisti. Laidos pasispardykime rėmėjai Belmontas, Sibet, Vad Electrical. O dabar užsiminiai, kad net iš JAV grįžinėtum, jei tu gautum kvietimus. Kas traukia? Kas traukia, žinau, bet kodėl yra tas traukos jausmas įvertinus tai, kad, tu grįši, jeigu bus bent kiek stipresnė rinktinė, vidutinė, net nestipresnė, labai didelė tikimybė, kad vėl bus porcija ir vėl tenka grįžti atgal su nuleista nosim, ten nežinau kiek, 30 valandų kelionės ir panašiai. Nežinau, man tiesiog garbė yra rinktinė atstovauti, man užsideda tuos rinktinės marškinėlius ir visiškai kitaip kažkaip, nežinau.
tiesiog malonu, tiesiog geras jausmas atstovauti rinktiniai, nes myliu Lietuvą, tikrai, noriu kuo geresnę savo versiją parodyti Lietuvos rinktiniai, nes, nežinau, aš nuo pat sakau, 15 žaidžiu toj rinktiniai, man tiesiog kiekvieną kartą įsidedu tos marškinėlius ir man tiesiog garbė yra. Tai nežinau, tik dėl to gal ir norėčiau, nes tiesiog myliu Lietuvą. Kaip įsivaizduoju, kodėl Baltijos taurė šiemet taip nepaėjo? Mes čia negalim turbūt nurašyti vieną ant trenerio, dėl to, kad dabar treneriai keičias, bet aš puikiai atsimenu, kad prieš patį taurės turnyrą tikslas buvo labai aiškiai pasakytas laimėti taurę. Gavos taip, kad 4 komandų turnyre komanda lieka 4. Aš nežinau. Sunku pasakyti būtų, galbūt nebuvo labai daug to kaip ir pasiruošimo, susižaidimo su komanda, nes tik vos neatvažiavom kitą dieną, aš praleidau vieną dieną, nes skridau iš Amerikos, bet 2 treniruotės, kitą dieną išvažiavom jau į Latviją, tai nežinau, gal to pritrūko ir susižaidimo kažkiek, bet nežinau, tie patys gal ir taktiniai sprendimai, tiesiog gal ir noro trūkumas, nes aikštėje netrodė, kad mes labai norim. Tai aš žinau, kas yra keista, nes sakėm tikrai, kad norim, nes, bet ir tai, tas pats pavyzdys Erika. Atsimenu, darėm apšilimą su Erika. Šupelytė. Ir jinai sako, aš noriu žaisti. Išėjo į aikštę 2 įvarčius įmušė. Tai ir tokia viena beje labai neprasta. Neprasta, taip. Aš dar nemačiau, dar net ir nėra, bet kažkaip įsivaizduoju, kad gali būti ir pretendentų į gražiausią metų įvartį. Tai sako, aš noriu žaisti, aš noriu mušti. Ir išėjo ir 2 įmušė. Tai irgi tokia motivacija buvo. Pritrūko kitų merginų tokio pat atsinešimo. Nes ta pati Rimantė, kaip jinai norėjo, kaip jinai bėgo. Kaip jinai rūbiniai užvedinėjo kiekvieną žaidėją, tai kažkas nerealaus. Matos, kad žmogus futbole augęs. Tai... O kiek šita rinktinė, tavo nuomonė, gali ūgtelti, jeigu visos merginos eitų su tokia mega motivacija, kas kartą į aikštę. Aš turiu tokį pavyzdį, visada sakau, kai sako, aš dabar bėgsiu iš visų jėgų ir po to bėgsiu nuo pikto šuns. Nuo pikto šuns visada greičiau bėgsi, negu bėgdamas iš visų jėgų. Tai jeigu ta dabartinė rinktinė, suvažiavus visom stipriausiam, darykim prielaidą, kad visos yra sveikos, kiek tos merginos ta rinktinė gali būti aukščiau negu dabar yra? Aš manau, kad tikrai gali, nes žiūrėkit į Tautų lygą, kaip 2 vietą Tautų lygoje užėmėm, galėjom ir 1, galėjom ir išeiti. Tai aš manau, kad tikrai galim, bet labai viskas priklauso nuo treniruočių, nuo tos pačios A lygos moterų. Jeigu tu nežaidži, jeigu tu nesitreniruoji, tai tu į rinktinį nepasirodysi gerai. Tai manau tikrai nuo tų pačių treniruočių, jeigu treniruotųsi visos, jeigu žaistų visos, jeigu dar to pačio jaunimo įneštumėm į tą komandą, tai manau tikrai labai daug potencialo rinktinė yra. Jūs, merginos, pasikalbat, ką norėtumėt matyti už vairo, kas galėtų treneris būti. Aišku, čia jeigu lietuvis, nes jei ne lietuvis, tai čia nelabai ką prigalvosi. Aš nelabai dabar kalbėjau su niekom, nes neturėjau kada. Bet šiaip, nežinau, man tiesiog treneris kaip treneris. Kas bus, tas bus. Tiesiog, kiek galėsiu, tiek padėsiu rinktiniai ir pasimsiu, ką geriausio galėjau iš to trenerio. Tai tikrai nėra labai daug skirtumo. Ko dar reikia? Motivacija, treneris, supratau, netaip svarbu. Ko dar reikia, kad 2025 gal net visam Lietuvos moterų futbolui būtų geresni metai, kad jie būtų tokie augimo metai? Aš manau, gal su ta A lyga būtų kitaip, nes dabar labai daug legionierių žaidžia A lygoje. Bet čia vėl yra dviejopas dalykas, nes tos vis tiek A lygoje turi 5 ar 6, man atrodo. 5 dabar. 5 lietuvės turi žaisti. Tai tos 5, kurios žaidžia, jos šalia tų legionierių, jos nebejotinai auga. Jo, bet jeigu daugiau žaistų lietuvių, tai kažkaip ir pasidarytų tas. Aš manau, mano nuomonė tokia, kad turėtų daugiau lietuvių žaisti,
Nes, aš manau, kad kuo daugiau legionierių čia žaidžia, tai kenkia Lietuvos futbolui moterų. Tai aš manau ir tą patį jaunimą įtraukti, nes ta pati mūsų 19 komanda dauguma lygoje net nežaidė. Tai irgi, manau, tas pirma lyga nėra tokia stipri. Čia jau su pirma lyga. Tai jo, tai jeigu tu žaidi pirmoji lygoje, ateini žaidi su 19 rinktinė ir tu išeini žaisti prieš Arsenalą, kurios Arsenalo pirmoji komandai žaidžia, tai negali palyginti. Tai aš manau, daugiau lietuvių tiesiog turi žaisti ir žais daug, nes tik nuo to žaidimo ir augam. Bet šiaip, ar įmanoma yra, kad dabartiniai kartoj, kada vis tiek, kol dar gerai, jaunos mergaitės, įdomu, paspardysiu kamuolį, užaugi, dažniausiai visai kiti prioritetai ir ta atranka, sakykime, irgi yra pakankamai nedidelė. Čia irgi yra pakankamai didelė problema. Manau, tas tie pasirinkimas. Konkurencija, tu minėjai, kokią ten turi, kad aš įsivaizduoju, ne tu viena konkuruoji ten dėl vietos, kad žaistum tam starto sudėti. Jeigu čia ne kiekvienoj, imkim ten 4 geriausias, ar ne, komandas būtų konkurencija, bent 2 žaidėjus į vieną vietą, labai greit viskas keistas. Nes mes nesam pripratusios prie konkurencijos. Aš manau, Lietuvoje tikrai nėra tos konkurencijos labai daug. Bet, nežinau, daug tų prioritetų aš ir mačiau savo draugių, kurios pasirinko mokyklą negu sportą. Bet, aš, pavyzdžiui, turėjau labai gerą galimybę Ozo mokyklai treniruotis, tai man ten viskas suderinta buvo ir mokslai, ir sportas. Aš beje visai neseniai gavau klausimą, ar gerai yra Ozo mokykla, tai gerai ar negerai yra? Aš manau, jo. Nepakenkia mokslams? Kažkiek gal jo, bet aš tam pati ten jau paskutiniais metais patingėdavau dėl to, kad, jau žinau, kad įstojau univerą, tai jau kažkaip ir... Vėl ta pati motivacija. Ta pati motivacija labiau ant sporto buvo, kadangi dar Europos čempas ir taip toliau. Bet aš visus 4 metus prasimokiau Oze. Tai pirmi 2 metai buvo kažkas, taip augau kaip žaidėja, nes tos 2 treniruotės per dieną labai daug dadėjo. Kiti 2 metai gal buvo kažkiek silpnesni, bet aš manau, kad Ozo gimnazija tikrai, jeigu geri treneriai dirba su Ozo gimnazija, tai tikrai ten... puikiai galimybė augti kaip žaidėjai, nes ta pati, pavyzdžiui, ten žiemos treniruotė eina su berniukais irgi žaisti, ten irgi pamatai, kiek nuo jų irgi skiries, kaip ten kas, būna kartais dar į treniruotės pasijungia jų, tai irgi su kuo geriausi prisiminimai iš Ozo. Gerai, o ko norėtum savo palinkėti kitiems metams? Tai gal, nežinau, vėl buvo taip, kad sunku, kad nebenoriu gal ir žaisti to futbolo, kai dabar buvo iki tokio lygio. Jo, nes buvo tikrai sunku, bet gal tas kirto labai, kad nežaidžiau. Ir taip, tai noriu vėl, dabar jau pasilgau to futbolo, jau vėl myliu tą futbolą, tai noriu, kad taip ir išliktų. Ir nežinau, tiesiog įrodyt, kad ir europiečiai gali žaisti tą amerikietišką futbolą. Tai žaist, treniruotis ir manau tiesiog viskas ateis savaime. Čia dar mes jau į pabaigą labai einam, bet dar tada tas psichologinis momentas, ką tik paminėjai, kad Lietuvoje konkurencijos nėra, patenki į kitokią terpę, tai aš įsivaizduoju, čia į mokslo kitą terpę patenki, bet jeigu iš Lietuvos mergina išvažiuoja, nežinau, į Turkiją, bet kur žaist, tai ten irgi yra reikalų, kad tu užsikabintum ir gautum tų žaidimo minučių. Aš manau, jo, tiesiog Lietuvoje nėra tų žaidėjų, kad po 2 žaidėjas vieną poziciją buvo pas mus. Amerikoje net 3 žaidėjus tą pačią poziciją yra ir tu tiesiog su tom 3 ir konkuruoti turi. Tai bet yra labiau, pavyksta išlaikyti draugystę, ar vis tiek tai yra konkurentė, tavo minutės, tavo duona atima? Nežinau, man kažkaip net ne, dėl to, kad, pavyzdžiui, mano kambariokė yra vidraginė, tai mes su jie konkuruojame vieną poziciją, bet mes... Abi pirmakursės. Abi pirmakursės. Ir abi konkuruojame tą pačią vietą, tai nežinau net...
nebuvo tikrai tokio, kad aikštė jo konkuruoji, po to išeini iš aikštės ribų vėl draugės. Aš manau, tas ir yra sveikiausia, nes po to kambarį vėl pradėtas dramas dėl to futbolo, tai aš manau, kad stengiatės atsiriboti, tai. ne? Jo, net nebūna taip, kad dienų, kad net nekalbam apie tą futbolą, nes tiesiog, aikštį gali pasikalbėti, rūbinį gali pasikalbėti, bet už rūbinės ribų ne. Tai ties to ir užbaigsim. Taip. Karolina Jasaitytė, Lietuvos moterų rinktinės narė, dabar studijuojanti Jungtinėse valstijose, sausio 5 dieną vėl grįši ten ir vėl būsi amerikonka. Taip. Ačiū tau. Ačiū Jums. Iki. Viso gero. Sybet. Lošimo automatai. Lažybos. Stalo lošimai. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.